Sveiki, aš esu prie Vilniaus kamerinio teatro ir čia laida Vilniaus kamerinio teatro užkulisiai. Šiuo metu kaip tik į teatrą turi ateiti teatro vadovė Alicia Jan ir mes pabandysime ją pakalbinti. Labas, Alicia. Labas. Čia laida Vilniaus kamerinio teatro užkulisiai. Ar būtų galima užduoti keletą klausimų? Taip, mielai, bet dabar skubu į repeticiją po 5 minučių. Gerai? Labai gerai. Gerai. Aš papuoliau į karščiausią tašką teatre. Kuprelio repeticija, taigi repeticija įpusėjo ir dabar aš ją trumpam sustabdžiau, kad galėčiau pakalbinti pagrindinę aktorę Ingridą Žiliūtę ir užduoti jai vieną labai sunkų ir keblų klausimą. Taigi, Ingrida, kaip manai, ar lietuviai gali sukurti tikrą miuziklą? Aš manau, kad gali, tik jiems aktoriams miuziklą yra labai sunku. O kas yra sunkiausia būtent kuriant lietuvišką miuziklą? Lietuviškas miuziklas neturi savo tradicijų. Manau, kad lietuviško miuziklo kultūra gimsta šiuo metu ir neturi kažkokių ryškių ištakų, kad būtų galima atsigręžti ir pažiūrėti, va, jie tai darė taip. Man atrodo, kad mūsų vaikai žiūrės, kaip darėm mes ir tada galima bus lyginti. Tai manau, ta nežinomybė galbūt ir yra tas toks, kas tas miuziklas lietuviškas. Labai gerai, kaip tik užvedai mane ant sekančio klausimo ir norėčiau paklausti Vilniaus kamerinio teatro meno vadovės Alicijos Jan. Kuo skiriasi amerikietiškas miuziklas ir lietuviškas miuziklas, kuris bandomas kurti Lietuvoje? Istorijos, pačios istorijos. Aš manau, kad lietuviai gali statyti lietuvišką muziklą, jeigu istorija bus lietuviška istorija. Nes jeigu lietuviai bandys statyti amerikietišką istoriją, visiškai neišeis. Priklauso nuo istorijos ir kultūros. Bet žanras galima paimti iš amerikiečių ir pasakyti su lietuviška istorija. Ir bus, ir įmanoma bus. Jau įmanoma yra. Mes matom dabar su Kupreliu ir matom su Jūratė ir Kastytis ir matom su Velno nuotaka ir Eglė ir Žalčių kalnė. Taip. O kaip manote, ar Amerikoje labai yra populiarus miuziklo žanras ir jisai daug kur statomas, kaip ir Brodvėjui, Katės ir visa kita. Labai daug yra pastatyta, labai daug garsių ir nuostabių miuziklų. Ar manote, Lietuvoje laikui bėgant išpopuliarės šis žanras? Aš manau, kad išpopuliarės. Amerikoje miuziklo žanras yra vienas iš 3 banginių, ant kurių laikosi kultūra. Nes ten yra džiazas, kinas ir miuziklas. Nes, kaip žinia, operą mėgsta ne visi, dramos spektaklius taip pat galbūt atsirenka, tačiau miuziklas yra galbūt tas saldžiausias, sakykime, takelis į žiūrovo širdį, norint jį ugdyti kaip kultūrinę asmenybę. Aha. Gerai, tai ačiū Jums labai. Taip, labai protingai. Tai ačiū Jums labai už klausimus. Aš Jums nebetrukdau repetuoti, nes premjera, kaip ir žinau, labai bus greitai, o premjera bus balandžio 13 dieną, tad visų žiūrovų laukiame, ateikite, išvyskite ir patys nuspręskite, kuo skiriasi lietuviškas miuziklas nuo amerikietiško. Taigi, iki.